Labas. Prieš savaitę vyko 3 dienų kursas internetu gero regėjimo formulė. Buvo galimybė prisijungti nemokamai, žiūrėti tiesiogiai. Tai tiem, kas matė, žiūrėjo, prisijungė, tai bus trumpa santrauka. Kas, nematė, tai bent jau tam tikras žvilgsnis, apie ką yra natūralus regėjimo gerinimas ir iš ko jis susideda. Tai visų pirma, priminimas apie akių obuolius ir akių raumenukus. Akis funkcionuoja skirtingiams atstumams, prisitaiko žiūrėjimui, keisdamos formą. Ir šitie 6 akių raumenukai atsakingi už tai, kad akis, kur reikia, pakryptų, pailgėtų, patrumpėtų. Ir kai šitie raumenukai juda sklandžiai, akis mato visais atstumais lygiai taip pat, irgi sklandžiai, aiškiai, ryškiai, priklausomai nuo mūsų dėmesio, kur mūsų dėmesys, ten akis prisitaiko ir reaguoja. Akis pradeda nematyti dėl to, jog užstringa tam tikroje savo būsenoje. Trumparegės akys yra užstrigusios pailgėjusioje būsenoje, tai vadinasi, tie raumenukai iš viršaus ir apačios jie suspaudžia, pailgina ir nebeatpalduoja, nebeatleidžia, dėl to tolumos objektai matomi neryškiai. Toliaregystės atveju atvirkščiai, akis yra užstrigusi rutuliuko arba netgi suplokštėjusi tam tikroje formai ir nebepailgėja, kai mūsų dėmesys yra artima tašką. Dėl to nematomas aiškiai tekstas, kurį skaitom iš artimo atstumo. O astigmatizmo atveju, kaip pavyzdys, akis yra iškreipta įvairia savo forma, dėl to dedami vėlgi cilindrai, kad atsukti vaizdą ir priklausomai kokia ten laipsnio yra tas pasukimas, iškrypimas, tokio laipsnio ten dedami ir tie cilindrai, kad vaizdą atsukti, nes įprastai jis matomas tada susidauginęs. Tai čia iš esmės pagrindinės dažniausiai pasitaikančios regėjimo sutrikimų priežastis, kurios atsiranda dėl to, jog tie akis gaubiantys raumenukai tiesiog užstringa ir laiko akį tam tikroje savo formą. Ir kuo labiau tą akį iškreipia, deformuoja, išlaiko tą formą, tuo ir didesnė būna laipsnio atitinkamas regėjimo sutrikimas. Ir, aišku, ilgai trunkantis sąstingis, trikdo kraujotaką, trikdo maistinių medžiagų patekimą į akis, visokių toksinų ir nereikalingų ląstelių medžiagų pasišalinimą, trinkant cirkuliacijai, atsiranda ir papildomos galbūt ir degeneracinės problemos ateityje, jeigu šita būsena, sutrikimas tiesiog būna ilgai toje akyje. Bet pagrindinis dalykas yra koks, kad mes iš esmės matom ne akimis, o smegenimis. Akis įsitempia, tai raumenukai įsitempia dėl to, jog iš smegenų, iš pakaušio, iš to regos centro ateina signalas į akis, įsitempkite ir užstrikite. Tai iš esmės pagrindinė žinutė, kurią noriu, kad suprastumėt, regėjimo sutrikimo priežastis yra ne akyse. Akis yra sustingusios tik dėl to, kad jas ateina įtampai. Tai yra prastas regėjimas, jų yra pasiekmė ateinančios įtampos, ateinančių nervinių impulsų į akis. Dėl to, norint gerinti regėjimą, iš esmės reiktų palikti akis ramybėje, kad jos atsipalaiduotų, gautų atpalaiduojantį signalą ir tada vėl sugrįžtų savo mobilumą, bet kai jau jas ateina atpalaiduojantis impulsas, atpalaiduojantis signalas. Tai pagrindinė regėjimo sutrikimų priežastis yra įtampa ir visų pirma, dažniausiai būna psichologinės kilmės, aišku, gali būti ir fizinės kilmės, juk kažkur ilgai yra sąstingis kakle, sprande ar kažkur kitur, bet iš esmės, galim tai suvesti iki vieną žodį įtampa, ar tai fizinė, psichologinė, ar emocinė, tai vis tiek tai yra įtampa, galiausiai įtakojanti ir subtiliuosius akių raumenukus. Ir sprendimas yra priešingas žodis įtampai - atsipalaidavimas. Vėlgi per visus lygmenis - proto lygmenį, emocinį lygmenį, fizinį lygmenį, tai iš visų lygmenų tas atsipalaidavimas tiesiogiai įtakoja ir akių raumenukų atsipalaidavimą. Ir kokios yra būtinos sąlygos, kad regėjimas gerėtų? Tai vėlgi, yra tam tikros praktikos skirtos stimuliuoti, aktyvuoti, balansuoti abi akis ar skirtingas akių sritys ir vėlgi atsipalaidavimas yra pirma vieta, tai ir pačios praktikos irgi turi būti nedarbas, prievolė, pastangos ir dar kažkoks nemalonius į jas požiūris, bet kaip žaidimas, tiesiog pažaidžiam.
pažaidžiam. O tam, kad mes žaistume smagiai, tai vėlgi turim būti fiziškai atsipaldavę ir gerai nusiteikę. Ir tada tos praktikos, kurios atliekamos, stimuliuojant, aktyvuojant tam tikras akių sritys, akių raumenukus ir visą regos sistemą, duoda savo tą papildomą efektą, kuris atsineša atsipaldavimą ir tas atsipaldavimas išlieka praktikų metu, o baigus praktikas atsipaldavimas ir efektas išlieka ilgiau, nes būsena, su kuria mes darėm praktikas, jinai buvo efektyvi. Kitas yra svarbus dalykas, vėlgi akinių ir lęšių nenaudojimas, tai vėlgi akiniai lęšiai stabdo akių judėjimą, stabdo akių mobilumą, dėl to svarbu leisti joms laisvai judėti, leisti joms laisvai atsipalduoti. Tai visur, kur nereikia akinių, nenaudojame, tiesiog leidžiam tada akims pačioms bent jau kažkiek neužstrigusioms judėti. Ir ten, kur reikia, naudojam susilpnintų dioptrijų, stiprumakinius arba lęšius, būtent tai veiklą atlikti. Ir 100% taip, korekcija, vis tiek jinai tam tikrose gyvenimo situacijose jinai svarbi, kai yra ekstremalios kažkokios butoro sąlygos vairuojant, ar naudojant aštrius įrankius, arba dar kažkokiose situacijose, kuriems tiesiog, galim sakyti, gyvybiškai svarbus, aiškus ir ryškus matymas. Bet kasdienybėje tai įprastai tokių situacijų yra mažuma, pas kai kurios tiesiog visai nėra. Tai atitinkamai ir akiniai turėtų būti silpnesnio stiprumo, kad akis po jais turėtų gebą laisviau judėti. O vėlgi, kur akinių nereikia, ten ir visiškai pabūnam be akinių. Tai pratinamės tiesiog buvimą be akinių, kiek įmanoma ir kuo ilgiau, tuo geriau. Ir vėlgi, vien tik daryti praktikas, vien tik nusijimti akinius, nepakanka, mums svarbu integruoti tas žinias iš praktikų į savo kasdienybę. Ir iš esmės, kitaip sakant, formuoti taisyklingo atpalaiduoto žiūrėjimo įpročius. Praktikų tikslas iš esmės ir yra mokytis žiūrėti taisyklingai ir tokiu būdu mes galime išlaikyti akis labiau atsipalaidavusius. Nesvarbu, ką mes darome. Mes galime skaityti įtemptomis akimis, galime skaityti atpalaiduotomis akimis. Galime pasivaikščiojimo metu išlaikyti atpalaiduotas akis, o galim pasivaikščiojimo metu išlaikyti įtemptas akis. Viskas priklauso nuo mūsų žiūrėjimo įpročių. Tai vėlgi svarbus momentas, kad visa tai būtų integruota iš praktikų ir įpročius eina išvien į mūsų bendrą žiūrėjimą nuo ryto iki vakaro. Atsikeliam ir žiūrim taisyklingai. Ir visą dieną žiūrim taisyklingai, nesvarbu, ką veikiam, ir eidami miegoti, vėlgi toliau žiūrim taisyklingai, akis pailsi ir vėl nauja diena su naujais, šviežiais, taisyklingais, gero regėjimo, atpalaiduojančiais žiūrėjimo įpročiais. Ir pagrindų pagrindas tai yra mūsų vidinis, giluminis, pasąmoninis, emocinis atsipalaidavimas. Jeigu ateis atsipalaidavimo signalas į akis, akių raumenukai atsipalaiduos. Jeigu signalas ateina čia ir dabar, akis atsipalaiduoja čia ir dabar. Jeigu signalas yra trumpas, akis atsipalaiduoja trumpam. Tai viskas priklauso nuo to, kiek mes skirsime dėmesio, laiko, kad kuo daugiau, dažniau, ilgiau arba galiausiai vis ilgesnė ta atsipalaidavimo būsena, pliūpsniai ateitų iš mūsų smegenų, iš mūsų regos centro į akis, kad tiesiog tie visi raumenukai aplink akis išliktų kiek įmanoma ilgiau atsipalaidavę. Tai tam svarbus visas tas mūsų mąstymo, žiūrėjimo ir tas jausminis, vidinės būsenos mechanizmas, nes gerai jaučiamės, gerai matom, prastai jaučiamės, prastai matom. Tai iš esmės mūsų būsena yra mūsų regėjimo indikatorius. Ir visi šitie dalykai, praktikos, įpročių integravimas į kasdienybę atsipalaidavimas, iš esmės susiveda į vieną gero regėjimo formulę. Ir svarbu, aišku, ne tik žinoti, bet ir praktiškai taikyti. Tai vėlgi, kas dalyvavote kurse, tai puikiai susipažinote, kad vėlgi bazė, pagrindas yra fizinis, emocinis, giluminis atsipalaidavimas. Ir taip, iš esmės turėjome praktiką, subalansuoti mąstymui, kad tiesiog atsipalaiduotų protas. Nes čia yra mūsų mechanizmas,
kuris siunčia signalus į akis. Ir taip yra taisyklingi žiūrėjimo įpročiai, vėlgi ta patirtis, kai mes pajungiam kūną, išlaikom atsipalaidavusi, veidą išlaikom atsipalaidavusi, žvilgsnį išlaikom atsipalaidavusi, leidžiam akims laisvai judėti atsipalaidavusiams. Tai yra apjungimas bendrai atpalaiduoto lengvo žiūrėjimo. Ir, aišku, integruojam tai į savo kasdienybę. Per praktikas, per įpročius mes integruojam tai į kasdienybę, o praktikos tiesiog leidžia atgaivinti įpročius, kurie galbūt tiesiog per tą ilgesnės trukmės akių įtampą nebeleidžia akims judėti, funkcionuoti taip kaip anksčiau. Ir papildomus praktikos tiesiog leidžia išjudinti ir sugrąžinti tą funkcionalumą. O paskui belieka išlaikant atsipalaidavimo būseną kaip pagrindą, gerą regėjimo įpročius, integruoti savo veiklas. Nesvarbu, ką mes darome, einam, važiuojam, vaikštom, skaitome, dirbame, prisiminti ir palaikyti atsipalaidavimą ir taisyklingus žiūrėjimo įpročius. Ir vėlgi, jeigu suvedant, tai nuo ko prasideda regėjimo sutrikimai? Sutrikimai prasideda nuo to, kad atsiranda įtampa. Tai yra dingsta atsipalaidavimas. Pirma vieta, kodėl sutrinka regėjimas, dingsta atsipalaidavimas. Iš kūno, iš proto, emocinių lygmeniai. Dingo atsipalaidavimas, akis yra įtampa. Tai tada einantis signalas į akis, sustrikdo akis, sukausto akis, dingsta taisyklingo žiūrėjimo įpročiai, akis tampa mažiau paslankios, mažiau fokusuojasi, mažiau juda į įvairias šalis, šonus, jeigu uždedami akiniai lęšiai, jie dar labiau pradeda vėlgi trikdyti akių judėjimą, dėl to pasekoje dažniausiai tenka vis stiprinti tų akinių arba lęšių stiprumą ir tie įpročiai dar labiau jų nebuvimas dar labiau sukausto akis ir kaip užburtas ratas įpročiai dingsta. Ir aišku, tai paliečia mūsų kasdienybę. Mes tada, galbūt jeigu anksčiau įtampa buvo tik žiūrint į ekraną arba skaitant knygą arba dar kažkokiai kitoj situacijai, kai mes atsitraukiam nuo ekrano, nuo įtampos, nesvarbu, ką mes darome savo kasdienybei, akis lieka toliau įtampa, einame miegoti įtampoje akis, atsikeliam įtampoje akis. Bet vėlgi, akis įsitempusios, yra dėl to, kad yra bendrai signalas smegenų, sutrikdantis įpročius, ir įtampa iš smegenų, sutrikę įpročiai, tiesiog toliau visą tą įtampą išlaiko ir trikdo natūralų žiūrėjimą. O praktikos, lieka šalia, nes gerai matantys žmonės jokių pratimų nedaro, jie tiesiog žiūri taisyklingai, atpalaiduotų būdu. Akys išlieka mobilios paslankios ir galime bet kokioje veikloje, paskatinti akis tokiamis jaustis. Bet tam svarbus jau tada įgūdžiai iš praktinės pusės, bet vėlgi kaip tai atgaminti. Tai vėl, tas atsistatymas, kai sutriko ta visa sistema, įtampa prote, įpročiai pradingo, kasdienybė visur akys įsitempusios, net miegas nebepadeda, pertraukėlės galbūt net nebepadeda nuo ekrano ar nuo kažkokių kitų įtampą keliančių tiek akims, tiek protui veiklų. Tai sprendimas visų pirma irgi prasideda nuo mūsų mąstymo pokyčių, nuo mūsų emocinio, fizinio atsipalaidavimo. Nes jeigu mes vėl kažką darysim su akimis, bandysime stimuliuoti, kai jos yra sukaustytos, tai jokios naudos mes iš esmės negausim, ypač negausim ilgalaikį perspektyvą. Tai galbūt tuo metu, kol ten vyksta ta praktika, tai dar gaunam naudos, bet iš esmės, ilgalaikį perspektyvai, tai, ką mes pasiekėm per mąstymo pokyčius, nusimam įsitikinimus kažkokios, galbūt baimės, kitokius sąstingius, kas iš esmės įtakojo mūsų bendrai prastą fizinę savijautą, įtampą ir panašiai. Tai tada mes jau galime, kai akise atsiranda daugiau laisvės, nes eina atsipalaidavimo signalai akis, jau dabar jau tai raumenukai galite atsipalaiduoti, tada jau pradeda atsistatinėti įpročiai, taisyklingo žiūrėjimo įpročiai, akis tampa vėlgi mobilesnės, nes dar papildomai paskatinam, prisimenam, kuo dažniau tam tikrus įpročius mirksėti, kvėpuoti, judėti, galbūt ten veidą pasimasažuoti, į tolį dažniau pasižiūrėti, bet tiesiog jau sąmoningai vėl gražinam akims
akims tą natūralią būseną, na ir kuo daugiau prisimenam, tuo lengviau ir greičiau tai integruojasi į mūsų kasdienybę, galbūt iš pradžių lengviau tiesiog na, pasivaikščiojimo metu kažkur nukreipti dėmesį į tolį, žiūrėti ir visiškai atvaluotų žvilgsnių pasimėgauti galbūt kažkokią pertraukėlę, o paskui žiūrim net ir su tą būseną, su tom atsipaldavusiam akim, galbūt vėl grįžę prie ekrano ar prie knygų ar prie kažko kito, na, tą atsipaldavimo būseną ir iš proto pusės akis pasiekia ir bendrai akis jau juda tada sklandžiau ir išlaiko tą atsipaldavimo būseną. Na, o jeigu vis dar kažkur kažkas stringa, sunkiau integruoti kasdienybį, sunkiau vis tik tos įpročius atgaminti arba, na, net ir iš esmės išlaikyti galbūt visą laiką tą atpalaiduotą protą, nu, tai taip, atsiranda praktikos, bet vėlgi praktikos tiek proto subalansavimui, emocijų subalansavimui, tiek akių subalansavimui, papildomai stimuliavimo atpalaidavimui, na ir galbūt net ir realiai konkrečiai veiklai orientuotos praktikos, kurios labai lengvai integruojasi į mūsų kasdienybę. Ir va iš to va susideda ta visa regėjimo gerinimo formulė. Tai kaip bazė yra emocinis, fizinis, giluminis atsipaldavimas, keičiant mąstymą, įsitikinimus ir lūkesčius nusimant ir panašiai visą tai, kas kelia įtampą, tada ugdantis įpročius, tai maždaug 10 kartų per dieną, vat, tas 10 plus 10 plus atsipaldavimas plus gyvenimas, vis tai iš esmės, vat, na, visa ta formulė yra tai atsipaldavimas, proto atsipaldavimas. Vienas dešimtukas yra, kad mes 10 kartų per dieną prisiminam tiesiog įpročius, nes, na, kuo dažniau prisiminam, tuo labiau ir greičiau jie užsisuka tiesiog automatiškai, be jos nebereikia taip dažnai galvoti, prisiminti, o galbūt ir visai nebereikia prisiminti. Jeigu stringa įpročiai, vėlgi, bent jau 10 minučių per dieną dedikuotai skiriam konkrečiai praktikai, kuri tam tikrus įpročius atgavintų. Galbūt praktika vienam konkrečiam įpročiui, jeigu jis tiesiog reikalauja papildomą dėmesio, normaliai neatsistato savaime, yra praktikos, tiesiog tai atstatyti, tada sąmoningai skiriam bent jau 10 minučių per dieną tiesiog dedikuotai praktikai. Na ir tas gyvenimas, tai integruoti įpročius į savo kasdienybę, integruoti praktinius įgūdžius į savo kasdienybę, integruoti vėlgi savo tą nusiteikimą atpalaiduojantį mąstymą į savo kasdienybę. Tai visą tai apjungus gauname būseną, kuri yra palanki atpalotams akims, o atpalotas akis mums suteikia geresnį, ryškesnį regėjimą. Tai iš esmės apie tai buvo 3 dienų kursas, aišku, mes turėjome konkrečią praktiką atsipalaidavimo mąstymui, konkrečią praktiką akių atpalaidavimui, įpročius, visą paletę mūgdėm ir, na, visą tai tiesiog veda į tai, kad apjungiant visas dalis turim holistinį požiūrį į natūralų regėjimo gerinimą. Praktikas galima keisti, įpročius galima keisti, kuriam mes skiriam vieną ar kitą laikotarpį didesnį dėmesį, tai galbūt kai ką ugdome savaitę, kai ką galbūt ugdomės 2 savaitės, arba kažkokias praktikas atliekam, arba po kelias dienas, na, čia jau prisiderinam, prisitaikom, bet iš esmės šitą formulę užsipildom pagal tai, o koks yra regėjimo sutrikimo pobūdis, į ką labiausiai reiktų atkreipti dėmesį, į kokią veiklą labiausiai geriausiai integruoti tam tikrus dalykus. Ir prisitaikom, prisiderinam ir važiuojame kažkurį laiko tarpą su viena gero regėjimo formulė. Gerai, tada pasikoreguojam, prisiderinam, kitą praktiką, kitas įprotis, integruojam į kitą veiklą, vėl, na, tokiu būdu tiesiog judame ir stimuliuojame akis ir visą regos sistemą su skirtingomis praktikomis, įpročiais ir veiklomis. Tai tokia yra formulė apimanti viską, bet bent kažką išėmus, iš esmės byra ir pats visas procesas, na, žinoma, efektyvumas. Tai dėl to apjungiam viską ir tada turim žymiai greitesnį, efektyvesnį rezultatą. Ir, na, rezultatas mus apdovanoja ryškesnių, geresnių regėjimų. Na ir kalbant vėlgi apie tos įpročius, tai sąmoningai bent jau 10 kartų kartuojam prisimti, ar tai būtų mąstymo įpročiai, ar tai būtų žiūrėjimo įpročiai. Tiesiog grįžtam, prisimenam, pasikoreguojam ir
tęsiame savo kasdienybę. Vėl kažkuriuo momentu grįžtam, susibalansuojam, pasikoreguojam įpročius ir vėl tęsim kasdienybę. Kol galiausiai pažiūrėsim, kad galbūt mums nebereikia pasikoreguoti, nežiūrim, kad jau ir taip geriau jaučiamės, taisyklingiau žiūrim ir belieka tai tęsti. Tai vienas dalykas yra judėti vėlgi kažkaip, galbūt savų būdų, o kitas dalykas yra mėginti kaip nors kitaip nerti į tą regėjimo gerinimo kelionę, apjungiant visos šitos dalykus, ką ir palėtėme šitame įvadinėme gero regėjimo formulės kurse. Tai kokios yra tolimesnės galimybės, efektyviausi, greičiausi būdai, pagalba, palaikymas, regėjimo gerinimo kelyje. Tai visų pirma, jeigu nori tiesiog asmeninio dėmesio, asmeninės programos, ir tuo pačiu, aišku, greičiausio, didžiausio efektyvumo, tai galima tiesiog sudaryti asmeninę regėjimo gerimo programą, kuri natūraliai evoliucionuoja tiesiog per kiekvieną, tą savaitinį ar kitą suderintą dažnumo susitikimą, kai tiesiog labai aišku, ką darom dabar, su kuo dirbam mąstymo lygmenyje, su kuo dirbam įpročių lygmenyje, kokias praktikas dabar atliekame ir į kokią veiklą, į kokį integravimą labiausiai integruojam įpročius ir praktikas. Ir šitas, tiesiog būdas apima vėlgi visą formulę nuo konsultavimo, kas ten sėdi prote, iki konsultavimo, o į ką ir kaip žiūrėti kasdienybėje. Tai vienas iš variantų tiesiog asmeninio regėjimo gerinimo programa. Kitas irgi pakankamai efektyvus ir greitesnis būdas, tai jau 3-4 maždaug žmonių mastermind grupelė, tai vėl tokia 2 mėnesių programa internetu. Tai jeigu asmeninę programą galima tiesiog derintis, kiek internetu, ar gyvai, ar vienas ir kitas formatas, tai tiesiog jau susiderinimo klausimas. Šita grupė internetu, tai vėlgi per maždaug 1,5–2 valandas aptariam kiekvieno žmogaus situaciją, kaip kas sekėsi, kas nesisekė, vėlgi paliečiam lygiai taip pat mąstymo aspektus, lygiai taip pat įpročių praktikų aspektus ir netgi iš dalies pasižiūrėjimas iš šalies į tos pačius bendraminčius, judančius vienai grupiai ir gaunant atgalinį ryšį, kai kuriem gal net dar efektyviau duoda efektą, negu vis tiek judant vienam, arba kai liekam tiesiog vieni per savaitę, tai čia dar galbūt per savaitę galima sukontaktuoti su bendraminčiais kolegomis ir neformaliuose susitikimuose už šitos mastermind grupės ribų. Tai irgi formatas, tai atskirai tiesiog vėlgi besidominčius galite parašyti man, susisiekti ir galima sakyti, aš tai kaip ir turiu tokią laukiančių žmonių eilę ir susirenka 3-4 žmonės, tada derinam laiką, dieną, formatą ir nutarėm, kada pradedam, startuojam ir tiesiog judame pirmyn. Kitas dalykas, vėl galim prisijungti prie internetinės gero regėjimo akademijos mokymų platformos. Čia yra koncentruotas teorijos ir praktikų žinių rinkinys. Čia yra kelių metų sudėti vaizdo įrašai anksčiau įvykusių kursų, susitikimų ir vėlgi palaikymui toliau reguliariai, kas mėnesį arba dažniau vyksta susitikimai. Ir motyvacijos išlaikymui, tai yra vėlgi alternatyva tokio ilgalaikės trukmės palaikymo, tiesiog narystė mėnesiui ir kada norim atsijungiame, kada norim prisijungiame, galbūt kaip ir kokia Netflix to prenumeratą, noriu žiūriu kažkurios mėnesius, atsijungiu, nežiūriu, tai čia prisijungiu prie gero akademijos prenumeratos, vaizdo įrašai, medžiaga, praktikos, tiesiog ir naudojas. O kokie kursai sudėti jau anksčiau įvykę, tai nuo bazinių dalykų, apskritai nuo ko pradėti, daugiau teorinės medžiagos, paaiškinama detaliai kiekviena praktika, detaliai kiekvienas gero regėjimo įprotis ir vėliau, kad tiesiog judėti
pirmyn. Kitas dalykas yra tiesiog jau, na, grynai pačių praktikų rinkinys, trumpas paaiškinimas, įrašas video, be jokios papildomos teorijos, tiesiog pasileidžiu ir darau. Tiesiog mano vedimas yra šitas ir skirtingos praktikos, kai tiesiog jau galbūt žinau, ką daryti, bet, na, va, dar reikia, kad kažkas į ausį, į ausį pasakytų. Tai su ausinėm galima arba kažkaip kitaip pasileisti įrašą ir atlikti praktikas. Labai vėlgi daug laiko praleidžiantiems prie ekranų, prie kompiuterio, prie bet kokios artimos veiklos, vėlgi labai konkrečiai aiškiai programa, kokios praktikos, kur kada kokios pertraukėlės, kokius įpročius ugdytis. Iš esmės, na, vėlgi pasidalinta patirtim, iš esmės, na, kaip aš dirbdamas irgi visą dieną prie kompiuterio, turėjau vos ne geriausią proveržį regėjimo gerinime, nes taikiau tiesiog tam tikrą programą, sistemą, pratimų, įpročių, tiesiog darbo prie kompiuterio metu. Tai va čia tiesiog ta patirtis sudėta. Na, o norintiems eiti į tą giliausią lygmenį ir iš esmės, na, pačių šaknų šaknį, tai yra, o tai iš kur ta psichologinė emocinė įtampa ateina į akis, kaip ją atpažinti, kaip ją pašalinti, tai vėlgi pažvelkime giliau kursas į gilesnės regėjimų sutrikimų priežastis ir tų priežasčių neutralizavimą, subalansavimą, kad akis pasiektų vėlgi atpalaiduojantis impulsai. Aišku, gero regėjimo formulės kurso medžiaga, lygiai taip pat yra akademija. Na ir dar bendrai kas mėnesį vykia susitikimai, vėlgi atskirom temam kažką pagilinti. Na ir į ateitį orientuotas ir vėlgi artėjantis kursas, grinai įpročių formavimo, tiek mąstymo, tiek gero regėjimo, na ir tos pačios vėlgi formulės integravimo. Tai čia artėjantis kursas pačioj akademijos platformoje, kur jau susitikimai bus gyvi, bet prisijungti galima bet kada ir naudotis visą šitą informaciją, medžiagą tiesiog savo regėjimo naudai, na ir tuo pačiu motyvacijai, nes čia yra tiesiog iš įvairių pusių pažvelgta į regėjimą. Tai yra ir įvairių suskaitytų knygų šią temą informacija ir, aišku, patirtis pasidalinta vaizdo įrašų formatu, kursų formatu. Na, o norintiems vėlgi gyvai ir nuosekliai judėti irgi su tą pačią gerą regėjimo formulę, tai dabar geriausias pasiūlymas būtų tiesiog prisijungti gyvai į 8 užsiėmimų ciklą Vilniuje, kuris pradedamas vasario 25 dieną. Tai yra 8 susitikimai kas savaitę ir kelionę su vėlgi grupe, susitinkant gyvai, gyvų formatų, gyvos praktikos. Čia ir dabar patyriminės. Teorijos minimaliai, tik tai tiek, kad suprasti, ką daryti, kaip tęsti toliau, bet iš esmės viskas orientuota į praktiką, į patyrimą ir, aišku, jungiant mąstymo keitimą, įpročių ugdymą, praktikas ir integravimą į kasdienybę. Tai gera proga tiesiog jungtis tiesiai, nesvarbu, turit kažkokių žinių apie regėjimo gerinimą, pirmą kartą girdite apie regėjimo gerinimą, tai tinka visiems. Tinka visiems, tiesiog čia jau apimsime viską iš gero regėjimo formulės, kad kuo efektyviau, truputis po trupučio, regėjimas gerėtų. Na, tai kur ir kaip įsigyti, prisijungti, jeigu tai internetinė platforma, apskritai dalyvauti ar tiesiog internetu, tai rasi tiek šio puslapio, jeigu tu žiūri puslapį apačioje, jeigu kažkur kitur kažkokiai platforma, tai komentare, aprašyme, na, tiesiog yra informacija, atskiros nuorodos į kiekvieną iš šitų galimybių, ar tai asmeninė, ar tai mastermind kelių žmonių, ar tai gero regėjimo akademija, internetinė platforma, ar tai gyvi mokymai Vilniuje. Tai ir bendrame puslapyje www.gerasregėjimas.lt irgi rasi visą informaciją. Ir jeigu tiesiog kyla bet kokių klausimų, kažkur kažko nerandi, nežinai, o tai koks čia formatas, kas man labiausiai geriausiai tinka, tiesiog susisiek tiesiogiai elektroniniu paštu arba telefonu ir patarsiu, susisieksiu, tiesiog suderinsim, gal net ir kažkokį vadinį skambutį trumpą, kad suprasti
tavo situaciją, kame esi ir, na, kaip geriausiai gali startuoti tiesiog šito regėjimo gerinimo kelionė. Tai tokia trumpa informacija, priminimas, santrauka ir pasirinkimas, o tai kur judėti toliau. Nes regėjimas gali gerėti, tiesiog kažką dėl to verta ir pradėti. Tai ką, iki, sėkmės ir susimatysim.